102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Sveiki, naujai įgauna pagreitį, praūžų šventiniam laikotarpiu gyvenimas vėl stoja į savas vėžes. Tad ir vėl sugrįžtame į eterį su praėjusiais metais draugė su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pradėtų projektu. Ar žinojai, kad? Tikiu, kad daugeliui mūsų klausytojų tai džiugi žinia ir norisi tikėti, kad susidomėjusių ratas šiais metais tik dar labiau išaugs. O kas nuveikta buvo praėjusiais metais ir kas mūsų laukia šiais? Šiandien ir papasakos studijos viešnia Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė Lina Laukaitienė. Labą rytą. Labas rytas. Taigi, kokie buvo praėjusieji, kuo džiaugiatės, kas galbūt nepasisekė visų 100% įgyvendinti, bet tai buvo puikia atspirtis, sutelkti pajėgas ir siekti tikslų. 2016 metai mums buvo tikrai labai darbingi metai ir kas labiausiai džiugina, kad daug įvairių užsiėmimų ir daug atėjusių žmonių į mūsų užsiėmimus, tai rodo, kad gyventojų susidomėjimas sveikata, be abejo savo sveikata, nes ateina kiekvienas dėl savęs, auga. Todėl atsižvelgiant į tai, kad mūsų kaip įstaigos pagrindinis tikslas yra, kad kuo daugiau gyventojų savo žalingą elgseną pakeistų sveikesnę, ir atitinkamai tada gerėtų bendrai visos savivaldybės gyventojų tie sveikatos rodikliai, tai mes vertiname pagal tai, kiek būtent gyventojų ir renkasi tą sveikesnę gyvenseną ir kiek keičiasi tie sveikatos rodikliai. Mūsų viena iš funkcijų įstaigos yra stebėti tam tikrus duomenis, kurie yra teisės aktais reglamentuoti ir jau yra atlikta analizė pagal mūsų specialisto pateiktus duomenis. Marijampolės savivaldybė, lyginant su ankstesniais duomenimis, savivaldybėje rodikliai yra gerėjantys, tie, kuriuos mes privalome rinkti. Tai visų, manau, kad yra bendras nuopelnas pačių gyventojų visų pirmiausia. Be kalbos. Nes tikrai ne mes vieni. Čia visuomenės sveikatos biuras yra tik tai mažas sraigtelis dideliame gyvenimo verpete visam tam įrenginį. Ir mūsų tie 2016 metai buvo tam tikrų naujų veiklų metai, kaip ir šitą rubriką, tik tai pernai metais mes startavome su ją. Sakykime, tokia vasara akcija netikėta mums patiems, kur su žingsnemačiais mes pakvietėme gyventojus pasitikrinti, kiek jie juda. Buvo ir mums patiems netikėta, kaip minėjau, ir gyventojai nustebo. Mes labai gavome daug tokių atsiliepimų, bet tikrai negalvojau, kad čia aš tiek mažai nueinu. Bet tai kaip čia tas žingsnematis mane paskatino daugiau eiti. Vienas toksai dalyvis sakė, nenueidavau miegoti, kol nenueidavau tą rekomenduojamą 10 000 žingsnių per dieną. Tai maži tokie žingsneliai, bet jie yra tokie, einant link tos sveikesnės gyvensenos. Iš tikrųjų galime mes irgi pasidžiaugti, nes turime ryšį su mūsų klausytojais ir tokią tendenciją, kad tie dalykai, kur kalbame apie ten, kur reikalinga žmogaus indėlis, kur ne tai, kad informacija pateikiama, kad darykite taip ir taip, ten kiekvienas paklauso ir galbūt kažkokią dalelytį be jokios abejonės prieš priimdamas kažkokį sprendimą galbūt įtakoja, kad sakė taip, bet kur ypatingai susilaukė didelio atgarsio būtent rubrika, toje rubrikoje, kur buvo kalbėta apie kūno masę. Tai aš nustebau, kad, klausykit, galvoju, puiku, reiškiasi, kaip ir tokia gairė yra, kuria linkme eiti ir apie ką kalbėti reikia, kas žmonės jaudina ir duoda kažkokį atgalinį rezultatą. Tai labai dėkojame mūsų klausytojams ir tikimės, kad ir šiais metais jie parodys tai, kad kas jiem yra aktualu, kas juos domina ir mes iš tiesų nuoširdžiai bendradarbiaudami su biuru stengsimės kuo daugiau atsakyti jūsų klausimus ir pateikti tos informacijos, kuri tą gyvenimą darytų gražesnį. Tai apie praėjusius metus smagu, kad buvo naujų iniciatyvų, kurios pasitvirtino ir reik matyti, tai bus ir šiais metais, tai su kokiais sumanymais ir siekiais bei tikslais žengėte į naujuosius. Dar atsižvelgdami į 2016 metų duomenis, mes labai pasidžiaugėme šiemet pastebėję, kad Marijampolės savivaldybės gyventojai
kur kas aktyviau negu anksčiau pasinaudojo valstybės finansuojamomis profilaktinėmis programomis. Tai gal tai nėra vienas iš įdomiausių, tokių sričių, tačiau tai yra tikroji prevencija tam tikriems susirgimam, ir čia kalba vyksta apie gimdos kaklelių, krūties, prostatos, storosios žarnos vėžį, širdies kraujagyslių ligas ir vaikų dantukų padengimą krūminių silantinėmis medžiagomis, bet iš tikrųjų šitos programos yra, kaip pasakyti, tos priemonės, kurios yra ir moksliškai patvirtintos, ir iš valstybės remiamos, ir kad pagaliau suvalkiečiai pasinaudojo, nes labai buvo žemi rodikliai. Tai 2017 metais aš raginu labai tikrai irgi gyventojus visus tuos, kam priklauso tie tyrimai nemokami, pasinaudoti ir atlikti juos. Nes aišku, čia šeimos gydytojas suteiks visą informaciją, bet tai yra labai svarbus bendrai sveikatos rodikliams ir galbūt tuomet išauga, sakykime, naujai registruotų kažkokių tų onkologinių, bet jie nustatomi yra tokioj būsenoj, kuomet dar galima suteikti pagalbą ir išeitis yra visiškai kitokia. Ir aš manau, kad mes vienoje iš savo šitos rubrikos laidų tikrai irgi dar apkalbėsime šitas programas, kad būtų aiškiau, kam kas priklauso. Taip, bet bendrai paėmus, tai aišku, mes turime daug veiklų, kurias tęsiame, tai mankštų. Šiemet mes pasiūlėme, jau metai dar tik tai prasideda, bet jau iš karto pasiūlėme tam tikro mankštas darbų vietose. Ir mūsų užplūdo skambučiai, jau mes nebegalime patenkinti visų norinčių ir jau esame 4 vietose nusimatę, kur 2 mėnesius vesime mankštas. Aišku, neapsiribuojam vien tik tai mankštomis, kalbėsime, atliksime tas pačias kūno masės, tą pačią analizę, tam tikras papildomas priemonės ir mėginsime būtent atvykti net į darbo vietą, kad būtų žmonėms patogu. Nes, aišku, darbingo amžiaus žmonės, kurie mums tikrai labai rūpi, jie labai laiko to neatranda savo. Ir čia toksai, kaip pasakyti, ir darbo vietoje, kada tu eini būrys bendraminčių ir vietoje dirbančių, jau po to gali kolektyve, kaip sakant, viena kalba kalbėti apie tą patį. Tai yra toksai daug aspektų turinti šita priemonė. Žinoma, sveikatos mokyklas mes tęsime ir kovo mėnesį mes turėsime sveikatos mokyklą. Tokia griežta yra programa, tačiau tikrai tai yra programa, kuri suteikia galimybę žmogui pajausti pokyčius susijusius su gyvensena, nes susitariama laikytis visą savaitę tam tikrų taisyklių ir kas jų laikosi, tiesiog pajaučia pokytį. Ir tada tu supranti, kad tikrai nuo tos gyvensenos priklauso, tikrai priklauso nuo tos gyvensenos. Ir kažkada, galbūt ne iš karto, bet palaipsniui, tikrai tu laiks nuo laiko kažką prisimeni ir pritaikai savo. Be abejo, ir seniorų mankštos bus. Vaikus auginantiems tėveliams pozityvios tėvystės mokymus, bet čia vieto esanti psichologė mūsų Rasa Kazlauskienė sutiko su mumis bendradarbiauti ir vesime ir psichikos sveikatai skirtų tokių iniciatyvų irgi stengsimės kuo daugiau įtraukti į savo veiklas, todėl kad gyventojams tai yra dabar įdomu, aktualu ir kviesime lektorius, kurie kalbės, sakykime, vasario pradžioje vėl pas mus Laurinčiukienė bus apie kartų susikalbėjimą, kaip susikalbėti tarpusavį skirtingoms kartoms, ne padedant, kaip sakant, savo sveikatos, nes kartais tai būna nelengva. Vasario pabaigoje su paaugliais bendravimą, Arvasevičius lektorius aptars irgi, bet pagrindiniai mūsų prioritetai išlieka tokie patys, kaip ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojami: fizinis aktyvumas, sveika mityba ir žalingų įpročių prevencija, kas yra susijęs su psichikos irgi sveikata. Tai tam fiziniam aktyvumui mes karts nuo karto organizuojame tokius viešus renginius ir pats pirmasis yra jau sausio 14 dieną, šeštadienį, 11 valandą, tikrai su mažais vaikais galima, kaip mažais, kurie pajėgs
bent 2 kilometrus nueiti. Ne, tai čia tėveliai turi įvertinti. Bet aš manau, kad tikrai savo jėgas. Savo, tai jau tikrai aš manau. Ne, aš turiu omenyje, kad atžalą vedėsi, prisimti atsakomybę, kad gali reikėti rankų kros panešti. Orientacinės vėl varžybas norime organizuoti vasarą. 16 metais pasiteisino varžybos, kurių metu ir pajudi, ir gerą nuotaiką turi, ir su savo miestu susipažinti turi galimybę, nes klausimai yra tokie parinkti, kurie suteikia dar ir žinių apie miestą. Mes tuo pačiu principu kartojome ir moksleiviams tokias pačias orientacinės, atitinkamai panašias orientacinės varžybas, ir visų labai buvo atsiliepimai geri, todėl tęsėme ir šiais metais. Ta pačią tradiciją moksleiviam galvojam ir varžybas pravesti pagal Eurofito testus, kad įsivertintų, kokie čia tie mūsų fiziniai pajėgumai. Tai tikrai fizinis aktyvumas, sveika mityba, kaip pasikartosiu, psichikos sveikata mūsų yra tie pagrindiniais, kaip pasakyti, sritys, kuriuose mes ir toliau dirbsime. Taigi, belieka jums palinkėti neblėstančios energijos. Jūsų išties nesunkiame, sunkiame kelyje, kadangi, kaip žinia, lietuvis yra užsispyręs žmogus ir jam įteikti kažką tai naują, kad jisai pripažintų, kad reikia keistis pačiam, kad nepakanka keistis kažkam tai aplinkui, reikia nuo savęs viską pradėti pokyčius. Tad ir galbūt pabaigime kažkokiu linkėjimu mūsų klausytojams. Taip, ir tas linkėjimas gal nėra toks labai jau optimistinis, bet galbūt jisai privers susimąstyti. Labai išgirdau taiklų tokį pasakymą, kad mes dažnai keikiame pasiekmes, ar ne, skaudulius, ligas, bet šaipomės iš priežasčių. Tai nesišaipykime iš priežasčių, įvertinkime viską ir keiskime, nes kaip lektoriai Laurinčiukienė sako, tarp verkti ir veikti skirtumas yra tik viena raidė, o mūsų yra reikalas pasirinkti. Iš ties tokia, kodėl jūs sakot, nėra optimizmo, labai daug optimizmo, įkvepiančio optimizmo. Tai dėkui Jums už apsilankymą šiandien. Tai tiek šį kartą priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną jau nuo šiol ketvirtadienio pakartojimų šeštadienio rytmečiais. O mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukime elektroniniu paštu noriu-girdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolės.vsb.lt, o visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkime savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems iki kitų susitikimų.